Ну, мы пришли в монастырь возле Каунаса. Адомас, я и Йоланта. Давай, помаши рукой русским друзьям. Nu, nie kartą nebuvau iš tikrųjų atėjęs į vidų Pažaislio vienuolyno, tai su Adomu nusprendėme ateiti ir pasižiūrėti. Turėtų būti labai įdomu istorija. Nu ką, su Adomu įėjom prie daug metų senumo vartus ir labai įdomus statiniai senoviški. Turbūt reikėjo, norint pa šitą pastatyti, nukirsti pusę miško. Pažiūrėkit, kiek rastų, kiek saugusi medžių. Nu ką, einam toliau aplankyti. Iš karto buvo parašyta, kad viskas mokama, bet mes su to sutikome. Nuostabi vieta, pažiūrėkite, koks gražus. Kaip kad miškelis tolumoje. Čia obelis turbūt žydė. Įdomu. Подошли к монастырю. Не могу снять в целом плане. Здесь туристы ходят, фотографируют. Туристы из-за гранки. Привет от Литвы. Адомас идет сюда. Пойдем дальше. Ну, погода не очень. Зато и занимаемся такими вещами. Ходим, смотрим. Vienuolynas, kregždutės skraidžia, sodelis, labai gražu. Aišku, reikalauja remonto daug kas, bet nu, tikrai nuostabi vieta pasivaikščiot. Paidėjau, nainame vidų dabar. Vienuolių kapavietės. Čia būdavo laidomi visi vienuoliai, kurie gyveno ir tarnavo. Taip būdavo užmūrinami jie. O čia va, tokių lentų paguldydavo. Ir va, jų daug yra čia užmūrinti. Istorija. O kur jie ant tų lentų paguldydavo ir užmūrydavo? Iš vienuolių kapo išeiname. Įeiname į bažnyčią. Nuostabią bažnyčią. Turistai iš užsienio atvažiavę.
kvėpuoja. Fantastiškas grožis, o čia tai nuotrauka išeitų superinė. Kaip gražu yra iš tikrųjų. Kokie įdomus vartai įeit. Čia bus galima eiti į apačią, į kriptą, kaip sakoma. O taip atrodo viskas viduje. Ir vėl per 100-metės duris einam į bažnyčią, kur irgi, pažiūrėkite, nuo amžiaus susidėvėję grindys, sienos, paveikslai jau biškį pablukę. Nu, šitą vietą reikalaujantį lėšų, bet viskas kaip kad vietose būtų labai lengva atstatyti, jeigu atsirastų lėšų. Šiaip tai aš galvoju, kad mes Adomo jau buvom bažnyčioj, pasirodo dar ne. Tai bandysime ateiti į bažnyčią dabar. Neišpasakytas grožis. Dydis. Fantastika. Kiek reikėjo darbo įdėti, kad kažką tokio padaryti. Šita dalis atrodo, kad yra restauruota. Nuostabu. Yra labai nuostabu. Atrodo, norisi filmuoti kiekvieną taškelį. Meniškai padarytos klausyklos. Čia turbūt vargonų muzika. Giesmėms vėl klausyklos. Yra kažkas fantastiško. Tikrai yra kažkas fantastiko, nuostabaus. Kaip perteikti žodžiais tokį grožį, jeigu sunku net su vaizdu. Tylos zoną negalime eiti. Ir iš tikrųjų tyla, ramybė. Kregždutės peri lizdeliuose. Geras ženklas. Gal jūsų sūnum norit nusifotografuoti? Adomai, nori nusifotografuoti? To jo pat.
Nu va, vienuolyno kiemelis. Lankytojai va visi. Gražu labai. Kartais sunku perteikti tą, ką mes matome gyvai. Bet tikrai yra ypatinga vieta. Tikrai ypatinga. Nu ką, atsisveikinam su Pažaislio vienuolynu, su ramybė, kuri čia yra. Ryte lyjo, bet mums pasisekė. Ir va, gražuolis šermukšnis su gražiom spalvom vaisių. Toliau bokštelis išėjimo, ūkiniai vienuolių pastatai. Yra domas.